pakalėjų duo, tai vaikščiojo pavytėlą pati savo viena. Tai vaikščiojo pavytėlą pati savo viena. Atjoja jaunas bernelis, atjoja bernužėlis per lygius laukus. Atjoja bernužėlis per lygius laukus. Bernelis artyn padėla tolyn, bernelis artyn padėla tolyn. Sustok savo pavytėlą, reik pasišnekėt. Sustok savo pavytėlą, reikia pašnekėt. Negaliu šnekėt su tavim kalbai, negaliu šnekėt su tavim kalbai. Šalta rasa, o aš vasą nušalt kojelę. Šalta rasa, o aš vasą nušalt kojelę. Tauta pasakoja, ponas nuvėja žuvaut, gulbina ežeriukan, nieka nesugova. Pasigyrė su laiveliu talin, žiūri, laivėlio gali, tupi juodas kodinas. Tauta didelių sumčių sėmė undenį ir pyla jo akysna. Tuo rozu kodinas prapuola, nusivylė toliau, žuvauja ir vis pažiūri laivėlin. Ir mota, tas pats kodinas sėdi ir vėl pyla undeniu. Ir vėl paskavoja tas juodas kodinas. Taip duoda tris rozus. Tauta pamišlina, kad tai negeras žmokas ir nutarė išbėgti to ežerą. Ir rozų tauta vėl išėjo žuvauti, kad kiaula laiveliu vis kriuksėja. Laivėlio nevertė, tik kriokė ir ūžava. Ir kuo toliau, tuo strašniau. Tauta išplaukė ir iš ežerą, bet vis tiek jos balsą girdėjo. Matysiu. A Angola, pasakysiu mintinai, tris galvojus. Senesni žmonės dar ir pašiai dienai atomena naktigalius, o nesišioja ožlius ir koną miškį parnuokti. Ir tais namon parjoja, a pamiško vaikščioja laumės vyžam apsielį ir gūzina naktigalius. Jeigu katras užsnūsta, laumės kaip mat nuo kupros ir nutraukė sermėgų, a vienas naktigalis sumislėje čaravot matytis. Sostrovė čaraunių kubėlinį, o atoja nuokti, naktigalis susėda, o jo ir nujoja ristaną. Jo rodė, gėlė žydį, pilna žmonių, visi volga ir gėlė iš sidobra padėlių. Su visais gėrė ir onus, kolui neužgėdoja lesvinčio lygys. Roptam naktigalis pavodė, kad viskas prapuola, a onus sėdi raiskį. Vietoj sidobra padėlių, orklė galopas, a vietoj volgima korvių bundėlas. Natūroza, nė vienam naktigalį nebereikėjo matintis čaravoti ir subėldų susidėkti. Numirė ponas, numirė. Žmona pakavoja kapinaitėse ką prie namų netoli. Nuveina už kelių dienų, duobė atsivėrus. Kažkokia gili, nesimato, nei kas jo yra. Užkasė, liepė baudžiauninkam užkast, užkasė tą duobę, sulygina viską labai gražiai padarė. Po kiek laiko nueina ir vėl ta pati duobė. Ir taip atsibodo poniai kasinėti tą duobę, galvoja, reikia visgi rasti tokį drūsų žmogų, kad aš nuslaisiu tom duobėn ir pažiūrėtų, kasgi tai yra. Nebent ponas, tai, kaip sako, smėlį tą vėl kasą atgal atsibūdęs. Neatsiranda žmogus. Visi bijo vienaistis. Nu, pagaliau atsirado toks vienas muzikontas, drąsus, kuris sako, nu, aš gerai nuslaisiu tom duobėn, bet pareikalavo pinigėlį nemažai iš ponios.
Ponė taip jau susitarė visą sumą. Dabar tas muzikantas nusivijo virvę tokią storą. Ten netoli pono duobės buvo medis, prisirišo prie medžio, apsisuko aplink savi, pasiėmė skripkelą po pažasčiu ir nuslaidė. Nuslaidė, o taigi tas pats kaip ir žemėj. Ir žolė, ir medžiai žaliuoja, viskas. Galvoja ponas, nu kaip čia, muzikantas, kaip čia dabar yra, kurgi tas ponas, dairas, agi žiūri ten, kuriamas laužas, ir velniai aplink laužą, aha, petlam patekau galvoja. Ir vėl dairas, poną ieška, a ponas, pakikytas ratas man, veža kelmus, kuriant laužui. Nu gerai, dabar jis netrauksiu, o aš atgal, kad nepakliūčiau pas tos velnius. Tik pasisuko, velniai toj pat pastebėjo apspytą, pamatė jį ir pradėjo glostyti, žiūrėti, kas čia toksai, pakliūdė tų skripkelų, pradėjo grot, o, saka, grot, jie šok. Groja muzikantas, pavargo jau ir prakaitas bėga, vis tiek velniai grok. Nu, tas galvoja, kaipgi čia dabar reikia man atskratyti velnių. Paėmė ir nutraukė stygas, jau nebe taip groja smuikas. Negražiai groja, tas saka, vagi, stygas nutrūko, suriš, šaukė velniai, negaliu surišti, man reikia grįžti žemėn, namo pasimti naujas stygas pririšti. Jūs man paleiskite. Velniai toj padarė tokį pasitarimą, susitarė, kad reikia, kad stygas sutaisytų, nu kaip jie kitaip nepašoks. Ir pristatė jam vienu velniu, tokį stiprų, jaunų, užsodinam sprundą, per 7 minutės ir iškėlė jį iš duobės. Dabar saka muzikantas velniui, tu sėdėk čia, aš einu meistrą ieškoti, kad man stygas kitas sudėžiu. Tai žinot, velnis ir pašidienai sėdė. Jeigu kas važiuosite iš Molėtų į Aluntų, ten yra pakelai bajorų, tas bajarų kaimas, ir tik kapinaitės labai arti, tai galit pamatyti, ar tik atsargiai, jeigu jūs taip jau, kai velnis pastebės, gali jūs duobė nutraukti, pamysit, kad muzikantas esate. Taip kad, jeigu žiūrėsite, tai tik tai pasisaugoti. Vieną kartą malūną, mane patį, dar pasanas buvau, sako mama, tik tai dabar, kai arklys kanopam užeisim tiltelę, tai persižegnok. Tiltelę persižegnok. Tada pervažiuosi, a ne, tai pamatysi, kas bus, sakau, nu kas bus. Aš jis stiprus, tai pabėgsiu, išbėgsiu su arkliu, išvažiuosiu ir viskas. Ragotės geras, namaražinės plačias, maišų prikrauta, tai mano bus visas, atvažiuosiu. Sako, razumų pamaišys ir durnų padarysiu. Gerai, man įdomu pasidarėm. Misliu dabar aš šitai, kaip tik su malūninė suskubinau, dar kas skubina, sakau, eik važiuok tu pirmas, aš palauksiu eilai. Sutemo, man sumalo, maišų susikrojau, važiuoju. Kaip tik taip ant tiltelę važiavo arklys, aš taip jau dar nusiekiau pirmiai. Pravažiavau, miškas netoli, sniego prisnigta, tokio gražaus daug, aš iš ragočių per namaražinį koją užmečiau ir čiuoju. Tokio gražiai čiužiu. Iš mišką išvažiuoju, kaliošo tai nėra. Nu galvoju, dabar grįšiu namo, močia sakys, va, ar aš tau nesakiau. Ir vieną nereikia ir kitą. Švystė šito. Važiuoju, namą atvažiavęs sakysiu, aš be kaliošų išvažiavau ieškot namos. Atvažiuoju greit namą, arklį iščinkau, šienmaišį traukiu, išraučiu, pašienmaičiu kaliošas. Aš dėkoju įsitraukdamas, numečiau čia išsipirkti. Turi šito, nueiniai grįžtant su vienu kaliošu. O pasakys, apsdairiau, kaladė, čirvis, tak, sukapojau, išmėčiau gabalus, ateinu, grįžtant iš karto, be jokių kaliošų. Kur kaliošai, sako, aš be kaliošų išvažiavau, ieškau grįžtant, pakurk ugnį, dabar
Zacirkas iš Vilko atvežė, kurių tik tai ugnių, bar į duris, ateina kaimynas Vanka, sako, jau, aš čia nama, kad nebrys par sniego, tai sako, aš pravažiuota, žmogaus buvo ir einu šitą vežimą. Mišči daboju kariošas pamestas, tai aš atnešiu. Aš atnešiu tavo, aš tik apsidairiau. Klausyk, kūdai greitai kakurianas, ištrišau, suvežinau ir šitų. Sėžiu verdas atsirtų. Ir vat mama pažiūrėjo, tai tu neperžinai tiltarą. Vat ir kitą pasakyk. Švinikas malūnas. Yra tas ir malūnas, ir tiltalis kas tenai, kartelių prikrauta tik tai. Tai vat per šitą tiltalį žinoti, pajom čiautas ėgi pašiai dienai. Gaspadorius Pusberins išioja arklius į ganyklą. Buvo šralikiūtės, arklis pririša, o pats apsisuka galvą apsius ir užmiga. Tik girt per miegą. Kelkis, nusuk man galvą. Pusberins išgerda, išsiganda, nekvėpuoja. Kelkis. Padės man ranko. Pusberins net nekrusti. Kelkis, paspirk man kojų. Danus net nekvėpuoja. Bijo, kad jo tik nepradėtų judinti. Tik džiurz pasigirda pinigų bėrėjams. Pasigirda žmogus balsą. Jeigu 100 metų gulai ant žemėje į mūsų nepalėtė, tai dar gulėsim 100 metų. Sako, tik nenuspaus gaiduką. Tik niekaip prigrasint, kad tik nenuspaus gaiduką. Nu gerai. Tai taip medžiotojais 3 metus laimingas ir turtingas gyvena. Turėjo savo ūkį, triobas, moterį, vaiką. Bet va vien dien jis išėjo tokių iškių ir stirnų pamedžioti. Ir jam užėjo tokį mėselį, kad reik būtinai nuspauštų gaidukų. Ir neplaidžiojo tą mėselį, kad žodžiu nuspauštų ir viskas. Nu, jisai nuspauštų gaidukų, padėt užšulėt ant žemės ir kaip trenks perkūns, kaip trenks baisiaus griausmas, net medžiotis nuvirta. Perkūns pašalins. Tai sako, ko tu padarė? Taigi trečdalį Lietuvos sugriovė. Užpyka perkūns, sako, atiduok mano ginklo. Paėmės savo ginklo, eini medžiotis nusmės namo, žiūri, visos triobos sugriautos. Nu tai ką čiesa, 3 mes griaustinė nebuvo. Šis atitikim, ir daugiau jau perkūnsai nedavė žmogų niekad to šautavo. Šis atitikims įvyko Biržų krašte Žaldokynį. Ten prikėjo donių ir neto katalos. Ir, kaip žino dauguma, kad Žaldokynį gyveno kažkada labai garsus Biržų aludaris, Žaldovas. Gero aludarį davo stiprų, tai būdavo koks 5 kaip išgert, kad vidurčiaus 3 stiklins ir datas būdavo, kas įgert. Tai va, kas buvo labai senai, bet va to vietą, kur gyvena, toks taip ir vadina Žaldokynė, tik kaip aš važiuoju Vantėviškį, tai visą pravažiuoju pro tų vietų, ten tų Žaldokynė, ko iš Girdonių pripa tatulas, tai va tiek. Rakiškę kraščių žmonės vadina žalininkais ir pulkininkais. Tai dėl to mes taip vadina, kad žalai mes vadinam žalai, a pultį punčio. Rakiškė krašte yra nebent Rakiškis daug labai žymių žmonių. Nu mes jau anda ir anda, einam namą, einam bažnyčią, einam mokyklą,
Labai daug šiandien girdėjom apie ir Jablonskę, apie tokį žodį, kad vis Vaisanis sakė žodžius ir tą žodžią reikšmę. 20 metų Braniutė ir Antanas. Anis gyvena ilgai laimingai ir abudu taip jau santarvėj, tokioj gražioj šeimoj pragyvena 50 metų. Nu, reikia švyst, 50 metų pragyventi, jiem jau pas 70, reikia švyst. Ir pasikvietė fėjų Amiliūtį. Toje tai Amiliūtė sako, pasakykit, aš įvykdysiu jum vienu naru. Nu tai Braniutė sako, ai, kaip gražiai gyvenam, niekur neišvažiavam, dabar norėčiau palakiat pasaulį. Vėja tik lasdelų maskatai, plėstim stalą 2 bilietai, laikit. Dabar Antaniukui eila pasakyt, kogi tu dabar norėtum. Antaniukas pažiūrėjo meilom akelam ant savo Braniutį ir sako, nepyk Braniutį, gražiai pragyvenam. Alegi prie smirtį, tai norėčiau pagyvinti su 30 metų jaunesniu vaikiuti. Fėja nusgunda, Braniutė nusgunda, ką daryti. Prižadėta 3 vienu naru išpildys. Pagalvoja, maskatai, tu į lasdelą ir sako, gerai, Antaniuk, tu būk dabar 100 metų, a Braniutė tegu lieka 70 metų. Nu, man presmė. Stovėjo, praėjo visi atlaidai, žmonės nulėkė bulves, kas štuštėjo šventovė, nusiboda Marijukiai stovėti. Nulipa nuo akmenėlio, pasiėmė kameniukus, palydo iš paveikslo šventą ir eina nuo Šiluvos, padubisiu, eina, prieja, netoli Dubysos Girkalnis. Girkalnis tai ne Girių kalnas, Girkalnis jau sodybėlės, visokės, jos tenai viena trobelė su sodeliu, kita tokias. Kalnelis, pakalnelė, ten upelikė šaltona, priein prie vienos trobikės, pasižiūriu Marijukė per langą, bobutė pupeles aižamas, jau po švenčių, po Marijos švenčių, tai jau ruduo. Ir gerai, ein pro šalį, pro kitą sodybėlę, tykas. Žiūr, toks dėduks pančius veja. Veja, suk, ten patėm, suk, kaip taip toks. Einu toliau per lauką, priein prie 3 trobikės. A 3 trobikiai verksmas. Tok vaikelis prie langą ant suoliuko užsilipęs ir graudžiai verkia. Marijukė atsidaro duris, sako, vaikeli, ko tu čia dabar verki, ko čia bliauni dabar? Taigi mama su tečiu išėjo malkų pasidaryti. Išėjo nuo parytą, valgyt paliko, suvalgiau, valgyt noriu, mamos noriu, nepareina. Marijukė pasikrapštė po kišenę, sako, neverk vaikeli, čia tau, mano pirštinikė, pasižaisi. Pirštinikė juoda, pirščiukai balti. Vaikelis paėmė pirštinikę, ten kačiuks. Tai vaiks iš karto neverkia, nutilo, nurimo. Nuo tada su kačiukai žaidžia visi, į vaikiukai ir mes. O dabar prašom. Išėjai iš Kuršių kaimą į Seką. Naktį neturėjai laikrodį, išėjai ankstiai, kad pasiektų, nes reikia eiti, o nevažiauti skirtoms greitį. Buvo gera pasnėgi pašalė. Kad būtų artiau, aš nutarėsiu ateiti per ežerą. Nu, kam čia jie neplikau, jeigu gal ateiti. Mat atvažiau kiek žmogus su dideliu balto arkliu. Ir sako nam, sėdi, padėčiau. Žmogelis apsidžiaugė, atsisėda, nori bėgti greta, kad net ežerą plekti vėl. Bet kiek pavažiavęs žmogelis pajota, kad kažkas netė. Pradėjo raityti į vieną posį, į kitą posį. Bet kuo tolin, tuo sunkiau.
Vies net ausys švilp, bet užpakal skaudžiai pradėjo. Ir kuo toliau, tuo daugiau ant skaud. Man žmogelska jau yra žasvaigas, o prieš aš didelis karas. Išsigonda žmogelis, kad rodys neįsirieštų į to kartį. Persižegnuoja, surėka, Jėzus Marija, neliepti Greta. Su liktais žodžiais pasijutau, besėdys ant ledo kojas išsiteis. Atsikėlė, apsičiupinėjai, alikelnių krėti kiaurą. Pasitrynė, pasičiupinėjai dar daugiau, veinis kota beveik. Vietis sėdas lik užpakal. Grįždams pasižiūrėjai, pasileidėjai tiksliau sakant. Išliožė, kur uns vežė, o pasirodo jis buvo vežamas tiesiai per, eketių tų eketį. Vat šitaip žemaitis keliavo į Kuršių kaimą į Sedą. Margos vieto. Vienam bernutė prispičino ženytis, kad nors tauk. Ūkiai sėdėlai, motulai visai nusenusi, nugitas padinės reikia nors pasipjauk. Sužinojęs, kad kitam kaime yra mergaitė, darbininkė, pasiėmė piršlį ir nuvažiavo į tų kaimų. O atėjo mergužėlė, ratelį ant kampų pastačius, tik ir žiūrėdavo pro langus, ar nepamatys piršlių atvažiuojančių. Tegu buvo ir žyrozų, kaip tik pamatė, kad vežimas suka kieman, greitai už vindelio ir atsisėdus jau verpia. Įnėjo bernas su piršliu į pirkutį, o tie merga sėdi prie vindelio ir kad verpia, skubina špulukė, vindelis siau. Bernas patrynė rankas, pasižiūrėjo, patenkytas. Prieėjo prie mergos ir klausė, mėgina šnekyt, tai vertė. Ale tep skubini, takogi vindelio nepasmaruoji, cypia net kiemi girdės. To, kad labai skubinu, neturiu čėso. Tada tokie manėslinė šitų puodelį suverti per dienų. Šitų, aš tokius 5 per dienų suverpiu. Oho! Patenkytas bernas patrynė rankas, o piršlys mislina. Po velnio neštas ir pamestas jau visko žinojo. Palauk, pasikrysime mes tavo graitumų. Pamatęs ant palangės kiaušinius, priėjusis ir raiciojo juos, o kad niekas nematė, švurkšt ir įkišo jų puodelį. Pasėdėjo, pasišnekėjo visi, paucienės pavalgė, ir nutarė, kad jau po 2 nedėlių atvažiuos galutinai dėl visario susitarts. Tik išvažiavo, piršlys klausė berno. Nu, tai kaip tau toj merga? Negraži. Nori, kad šitiek greitai verpia, takiba bus gerai. Parvažiavo namo, atsikilsuko į kiemų, motulai išeina kiemą. Tu, sūneli, sakyk, ar gražu merga?